Šiandien bus unboxingas. Čia kaip CSGO unboxing peilių. Ir šita siunta yra iš Šiaulių. Atsiėmiau paštomate. Ir aš noriu sužinoti, kas tas žmogus, kuris komentavo. Bet aš noriu pasakyti apie tą. Šita siunta atėjo iš Mečat PB. Dėkoju tiems. Dėkoju šitą žmogų. Palaikinkit. Ir eisit. Ir tai jei nežinote, kas Mečat PB yra, tai jis iš Facebooko, padraugaukit, paklauskit, už ką vežė man siuntą. Tai šitas yra mano YouTube žiūrovas iš Šiaulių, tai atidarykim. Tuoj atidarysiu. Nu ką jis, šitas atidarytas, pažiūrėkim, kas viduje. Saugiai supakuota su laikrašiais. Tai vat, šitie yra laikrašiai. Žinai, kas viduje? O, he sealed verbatim DVD. Bet, unfortunately, tik tai DVD plus R. Ir tai yra sealed. Kaip čia naujas yra DVD plus RV? Juk žinai, kad RV nenaudoju, tik tai R mėgstu. Ir dar kai kas. DVD plus R spalvotas. Plus R pagaliau. Šitas spalvotas. Nežinau, naujas. Ir tai yra taip pat. Sorry. Sealed. Ką dar? Dar vienas. Ir dar vienas DVD plus ir taip pat sealed. Ir dar Acme DVD plus R DL. Man tai patinka. Ir tai yra taip pat sealed. Tas pats. Dvi turiu. Prieš tai nepavyko įrašinėti. Nu ir viskas, daugiau nieko. Tuščia dėžė. Belieka kristi visas laikrodis. Nu vat. Saugiai supakuota. Ir ačiū. Saugiai supakuota. Ir ačiū tam žmogui už tą šitą siuntinį. Liuks. Jeigu nežinosit, eikit į Facebooką, aš pasiūsiu aprašyme. Tai vat. Štai buvo unboxing video. O kai buvo unboxing video, pasiūskit man dovanų, o aš darysiu dar vieną unboxing. Tai va. Štai ir viskas, štai kokia unboxing video, kurį aš jau turėsiu kolekcijoje. Man tai patinka. Acme geriau. Iki.